Įsikraušiau jau savo hostelio ir atvažiavau į kitą miestą, Seminė, kur vyks mano stovykla. Ir labai juokinga, nes važiavom 40 minučių ir labai įdomu pastebėti, kaip greitai kūnas pristaiko prie sąlygų, nes dar vakar ir pirmą dieną aš, kai atvažiavau, aš jau taip įsikibus važiuodavau su tais skuteriais, nes tiesiog žiauriai baisu ir jie labai staigiai stabdo ir niekada nežinai, kas bus. Šiandien aš jau tokia atsipalaidavus, tiesiog sėdžiu, jau net nebesilaikau, čilinu, kažką ten dainų klausau, dar kažką scrollinu. Ir tiesiog pradėjau mąstyti taip, kad, jeigu atsitiktų kažkoks įvykis, tai būtų ne tik man blogai, bet būtų labai blogai ir driveriui, tiek skuteriui, tiek jam. Ir aš tikrai manau, kad bent jau nežinau, ar čia mano naivumas, bet aš bandau pasitikėti driveriu ir per daug apie tai nemąstyti ir tikėtis geriausio, nes labai daug žmonių čia važinėja su skuteriais ir čia pagrindinė priemonė, netgi važinėti tarp miestų, kaip pas mus Lietuvoje autobusai, traukiniai, tai čia yra skuteriai. Ir laukiu dabar savo skuterio, taksio, kol važiuoju pasimti savo surfinimo lentą, nes užsisakiau lentą iš vietinių, nes pas mus surfinimo stovykloje diena nuomos skuterio kainuoja 10 eurų, o čia radau už 5 eurus, tai per pusę pigiau gaunasi. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Ką tik grįžom po surfinimo pirmos sesijos, jinai truko 2 valandas, tai dabar mano rankos dreba, net laikau normaliai telefoną, tai pavargau, nes buvo labai blogos conditions ir labai reikėjo ilgai ir toliai paddlint out, kad pasiekti vietą, nuo kurios pradėsim surfint. Virš valandos tikrai, kol pasiekėm ją paddlinom, tai labai pavargau. Bet už tai pagavau 2 žiauriai geras bangas, tai esu labai laiminga ir kai būna tokios conditions, tai surfinimas yra apie kokybę, o ne apie kiekybę. Tai labai džiaugiuosi 2 labai gerom bangom ir kitas sessionas bus rytoj 6 ryto. Tai bus ką veikti atsikelt. Kol kas visiškai va tokia mirus, nes šiandien valgiau tik kruasaną su kava, o dabar jau 6. Tai ieškot kur valgyt, nes to nuopsiu, bet vis tiek labai laiminga. Labai žiaurios sąlygos, nebuvo įmanoma nusigauti į tą vietą, kur pradėti surfinti, nes nebuvo jokio channelio ir visur bangos į tave eina. Tai belekiek prigėriau vandens ir pagavau tik 1 bangą ir tada variau vėl bandyti ten patekti, kad pagaut. Ir patekau į washing machine, kur tave po vandeniu, po banga paima ir va taip suka tą bangą, kol tu išneri po 15 sekundžių. Ir aš tokia visa apsvaigau ir apsivėmiau. Nors grinai buvau nuo vakar dienos 5 maždaug nevalgiaus ir ryte nevalgiau nieko ir apsivėmiau. Pirmą kartą turėjau tokią patirtį, labai nefaina ir maniau, kad jau viskas šiandien nebevarysiu surfinti, nes labai blogai jaučiausi kokią valandą, pusantros po visko, bet žiauriai nenoriu pastoti, noriu toliau bandyti ir žiūrėti, kaip sekasi ir vis tiek bandyti. Tai už kelių valandų vėl varom 2 sesiją. Tu ką tik po 2 surfinimo sesijos, tai ačiū Dievui, šį kartą neapsivėmiau, bet kita mergaitė apsivėmė ir niekada gyvenime aš nesu mačius, kad surfinant žmonės taip apsivėmtų, nesuprantu dėl ko. Turbūt biškį prisigeri to sūraus vandens ir tai pasipuoja ir viskas, tiek ir tai reikia. Tai vat, norėjau dabar pavalgyti, laukiu savo skuterio. Labai pavargau. Pavalgiau ir prie pat mano kavinės buvo vieta, kur daro masažus, tai galvoju, šiandien surfinau 4 valandas, reikia save paslepinti, nuėjau pasidaryti masažą. Ir už valandos masažą sumokėjau 4 eurus. Pilną kūno masažą. Kaip gerai, man atrodo, reikės dabar kasdieną darytis. Toks geras dalykas. Šiandien buvo pati geriausia sesija. Pagavau labai daug bangų. Beveik visas.
neįmanoma buvo manęs ištraukti iš vandens. Žiauriai fainai buvo, žiauriai fainai. Noriu grįžti šitas spotas, gal nes labai fainas spotas. Nors ir viskas skauda, rankos nutrozintos, bet labai nice. Kas jau vyksta Balėje? Dabar keliauju namo, kokias 4 valandas gal prabuvau ten, dar labiau susibendravau su tais vietiniais. Čia labai juokinga istorija, nes mes su jais susipažinom, kai aš tiesiog per Google Maps radau vietą, kur galima nuomotis lentą surfint ir aš jiem parašiau, atvariau pasimtą lentą ir mes ten prisižengėm, kol prakalbėjom ir aš galvojau, šiandien jiem parašysiu, paklausiu, kaip pas jos bičiai kokios bangos. Ir pas jos buvo geros bangos, aš atvariau, pasurfinom biškį, po to pažaidėm tinklinuką, o jie ten tokie vierchai viso bičio, visi jas ten žino, ateina, sveikinas, tai labai faina, juokinga buvo, pažaidėm tinklinuką, tada varėm dar visi pasurfinti. Tai dabar net truputį gaila, kad mokėjau tos pinigus už stovyklą, nes čia susipažįsti su vietiniais, tau ir vietinių spotų parodo, ir šiaip vietiniai nuo gimimo surfina, tai ir pasako, jeigu kažką ten ne taip, kokią klaidą padarai ir ne taip surfina. Ir šiaip labai susidraugavom, tai jau tokie draugeliai. Atlėksiu čia paskutinės dienos prieš savo išvykimą dar pasurfinti. Tai ir dar rytoj pasurfint varysiu su jais, tai labai smagu. Labai man patinka visas pažintis su vietiniais. Išėjau dar šiandien pasivaikščioti, nors ir surfinau labai daug, bet jaučiu, kad dar turiu jėgų ir dar noriu gulėti lovai. Išėjau pasivaikščioti, klausyti podcast'o. Labai faina, nes Balėje saugiai labai jaučiuosi, nors jau ir tamsu ir naktis 10 valandų, bet labai saugu ir kažkaip net jauku. Atvarėm į rytinę sesiją surfinti. Ir aš žaidžiau su šuniuku, tokio mažiukų papių vietinių žmonių. Ir čia jie labai mėgsta klausti, iš kur tu esi. Ir vienas sako, where are you from? Sakau, Lithuania. Sako, o, aš galvau, kad tu iš mano širdies. Tokie čia šalai. Vėl žmonės geria kokus, aš nesuprantu. Toksai neskanus. Labai neskanus. wanting a verse from me. Apologies for the wait, sometimes it's hard to get the distractions up off you. For enough time to jot your thoughts, but fuck it, this morning I got to. I'm thinking about you. Matot, sekasi puikiai. Biškai važiavau valandą laiko ir pamiršau stepti ant kaklo nuo saulės kremo. Nu, veidas po surfinimo čia toks paraudęs, tai užsidėjau suralojus veros. Tikiuosi, kad neskaudės vakarė labai. Trumpai papasakot, kaip man sekė surfinimo stovyklai. Tai asmeniškai dabar, kai jau praėjo visą stovyklą ir viską apibendrinau, tai pagalvojau, kad nelabai apsimokėjo iš tikrųjų, bent jau man. Jeigu esi pradžiamokslis ir nemoki surfinti, tai tikrai apsimoka, nes labai gerai išmokina beginnerius ir parodo viską, kaip pradėti, nes yra specialios visai kitokios treniruotės jiem, bet aš kadangi ten važiavau tik tais pasitobulinti savo įgūdžių ir techniką pagerinti, tai tikrai neapsimokėjo, nes negauni tiek daug dėmesio ir daug labiau apsimokėmti one-on-one treneriai ir tiesiog dirbti su treneriu tik tais. Bet vis tiek buvo faina, labai graži vieta buvo, susipažinau su kitais surferiais. Tai nėra, kad gailėčiau, tiesiog sakau, kad žmogui, kuris jau moka surfint, mano nuomonė nelabai apsimoka, nes aš daugiau išmokau per vieną vakarą surfindama su local žmogum, su kuriuo tik aš viena buvau. Dar buvo labai juokingas įvykis, nes visi treneriai ten atrodo labai panašiai, vis tiek vietiniai. Ir aš vieną dieną, paprašiau vieną trenerį parodyti man ten tokį dalyką, ką daryti su lenta. Ir jisai man parodė ir aš sakau, bet tai tu vakar man kitaip rodai, daryt, kodėl tu dabar taip rodai. Ir jisai sako, aš pirmą kartą tada matau, mes vakar nesimatėm, o man jie visi vienodai atrodo ir aš sumaišiau ir tokia gėda buvo. Tai labai juokinga, nes visi čia atrodo kaip iš manos filmukų. Įdėsi nuotrauką, žodį. Yeah, look at me dead in my eyes. I know that you know that a nigga ain't lying. Too much respect. All of my shorty BDs, Labai they know juokinga that. istorija, kaip aš čia
atsidūriau. Tai vakar atvažiavau į Ubudų miestą ir biškai pailsėjau, nes vėlai atvažiavau, norėjau pailsėti nuo surfinimo, nuo visko. Tai pasivaikščiau, truputį masažą pasidariau ir ramiai prabuvau ir galvojau, kad paplanuosiu, ką veikti kitą dieną. Ir labai norėjau pasidaryti turą aplink pagrindinės šią vietas. Norėjau jį daryti su skuteriu ir viena. Ir pradėjau planuoti visą kelionę kokią 10-11 vakaro. Ir žiūriu, kad man žiauriai brangiai išeina viską daryti vienai ir su skuteriu. Ir tada pradėjau scrollinti Facebooką ir žiūriu, kažkokios merginos papostino, kad rytoj daro turą aplink Ubudą ir ieško partnerį. Ta prasme, kad kažkas jas padžoinintų, nes dar turi vietos našlai. Ir aš jam parašiau ir štai aš esu jom, jos dabar nuėjo nusifotkinti prie krioklio. Visos mes jau šlapios, išmaudytos krioklio, dar pradėjo lyti, bet už visos dienos turą sumokėsiu maždaug 7 eurus, nes viską dalinam ant 4 žmonių. Tai mokam tik už mašiną ir už vairuotoją, kuris veža mūsų vietas, tai viskas labai pigiai gaunasi ir labai daug gražių vietų pamatysim. Tai labai fainai, tik tais labai lievai, kad pradėjo lyti jau. Kai ateini, tai yra toksai sąrašas, kur reikia pasirašyti iš kokios tu šalies esi, kiek čia jūs ateina. Ir aš pamačiau, kad prieš mus ką tik atėjo lietuviai. Atėjau aš čia prie to krioklio ir žinai, matosi, kas iš kokios šalies ir tikrai matosi, kas yra lietuvis. Ir aš priejau netoli jų ir tokia buvau visi Kauno Žalgirio fanai. Nes iškart galėt pažinti, kas lietuvis. Tai pasisveikinu su lietuviais čia. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the uniform, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 3 steps, but I'm taking off top off. Take off the fairy cake streams and the microwave meats, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway, take off the... Eina savo, kaip čia viskas žalia, kaip gražu. We take the fruit when they're still young. We use the green part what you eat. We dry in oven and we just grind it. So we mix avocado powder and coffee powder. Still young? How big can it get? The green still young. When the color change to be yellow, it's ready to harvest. Yeah. Okay. Later you can animal. This is the poo of them. This is the poo. Just the poo. Yeah, this is still dirty and this after we clean. We just wash it. Now we have thing for roasting. Okay? How long does it? Oh, Yeah. But some we use coffee. Oh. Try the avocado one. Interesting. Maybe you like it because if you like a small drink, then they have like. Oh, it smells like it. oh, ginger one is really bad. This is one bug making this noise? Yes. No way, how? Pamenat, kai lėktuve sakiau, kad mano oda dabar labai prastoj būsenoj ir kad aš garantuoju, kad atvažiavus man į Balį jinai susitvarkys vien dėl gero oro. Ir aš jai daviau savaitę laiko, tai šiandien yra lygiai savaitė, kaip aš esu Balyje ir mano oda jau beveik susitvarkius. Nepaisant to fakto, kad čia oras labai nešvarus ir kai važinėjai su skuteriu, po kelionės va taip gali nusivalyti visą purvą tiesiog. Tai tokiom sąlygom visai neblogai jį laikosi. Hello, again. They look like. Sėdžiu, gražuosi, viską. Labai grįžau jau savo hostelį po turo ir koks juokingas atsitiko dalykas. Mano telefonas įsikrovė ir ten pateko vandens ir jo nėjo pakrauti ir mus paleido prie tokios specifinės vietos mieste ir aš neturėjau telefono, nes jis buvo įsikrovęs. Ir taip gerai, kad prisiminiau, kaip paryti namo, nes iki namų buvo kokią 15 minučių, aš į šitą hostelį tik vakar atvažiavau, bet vis tiek prisiminiau, kaip ateiti. Ačiū Dievui.